Taigi labas rytas visiems, su jumis aš Emiliks. Tai dabar bus nebe Minecraft'o dalis, o Roblox'o. Tai kita, manau, dalis bus apie Buckshot Roulette arba kažkokį Geometry Dash. Gal. Čia ne 100% yra. Tai va. Tai. Tai dabar šitai dalyje aš žaisiu Industrialist, nes kiek girdėjau, šis žaidimas yra gan įdomus. Ir aš biškį buvau pažaidęs, tai man patiko. Tai parodysiu jums basic dalykus. Galiu savo worldą parodyti, tai galit pasižiūrėti. Tai pradedam. Tai spaudžiam play. Va, mano šitas new worldas. Dabar įeisim į jį. Parodysiu. Taip, va šitie dalykai čia yra pollution meter. Jis rodo, kiek pas tave yra užteršta. Jeigu minusas, tai reiškia labai gerai pas tave. Jiems reikia elektros, tai apsane šitie stovi. Tai tada čia einam. Čia pas mane yra kėdžių farmas. Čia va šitie aparatai gamina medieną. Paskui šitie aparatai pradeda gaminti geležį. Paskui persilydo, pasidaro į ingotus ir paskui pasidaro į nails, vinius. Čia tada jie taupėsi, čia pilnas jau 5000 jų čia. Va čia dabar va kraftinasi kėdė. Ir va gaunasi šitie. Dabar aš gaučiau už kem 7 kėdės 50 000 pinigų. Tai va dabar parduodam. Ir va čia žiūrėkit, kiek pas mane pinigų taps. Čia va yra research pointų ferma. Tai čia aš darau copper plaitus, čia persilydo, pasidaro į ingotus ir pasidaro tada plokščią. Taip, čia kol kas dar čia nėra. Pamatysime va čia. Laukiam biškiu. Va, copper plates buvo ir tada man gaminasi research point. Čia tas pati ferma. Tada einam čia. Čia yra ta ferma, kuri daro tos, kad švaresnis būtų pasaulis. Tai čia toksai vat pasaulis švarituvas. Jiems reikia vandens, elektros, daug elektros ir kad išmešti va tokius va šiukšlės čia. Reziduoja vadinasi. Tai jos niekaip negalima pašalinti. Arba liktais galima pašalinti su, atrodo, su liquid dump. Dumping anything other than water particle residue causes. Tai va. Aha. Tada čia vat yra benzino ir dizelio farmas. Čia vat gaminasi kas čia. Čia dar kas nieks neatėjo, nes neseniai parduota ir čia. Kiek prisimenu, čia yra benzinas, čia yra dizelis. Tai va tokios farmai. Jo, biškai dar neveikia, jis kažkas sugedo. Krūti dizelį. Tada eina čia. Čia išeina reziduoja, bet čia tuščia. O tai kodėl gal elektros ir nėra? Yra. O tai kas čia blogai tada? Čia nėra. Reikės po video man taisyti, nes čia kažkas blogai padaryta. Tai gerai, tada aš einu į naują pasaulį. Gerai. Play. New world. Video. Great. Tai čia bus tiesiog basic video, kaip pradėti žaisti Industrialist. Gerai, čia tiesiog yra, kad pakeitė engine Roblox'as, tai dėl to žolė nebepeikia. Tai aš tutorial skipinsiu. Tai ko? Man iš kad čia reikia pažiūrėti, ir nustatymai mano yra. Graphics. Čia gerai, įjungta, čia gerai. Viskas gerai. Tai tada pradedam call drill. Pastatysiu kokius 2 dabar. Tai tada reikia sujungti jos vamzdžiais. Tada šitą pastatėm. Tada mums reikia, kad... mes turim to... Ja, aš tada pastatysiu researchus, nes researchai bus labai reikalingi. Statom kokius nors 4 būtų labai gerai. Reikia tada jiems elektros, kad gamintų.
Šitiems reikia saulės panelės minimum 2. Tada jie labai gerai, veiks. Ir sujungiam tiesiog. Sujungiam. Ir tai tada galim, dabar research point'e pradeda eiti jau pas mus. O mums reikia pinigų, tai dabar mes sujungiam taifavą. Šitam nereikia elektros, tai... šitiems tai reikia elektros, tiesa. Ties kiek jums reikia? 900 MW. Taip, tai kiek čia jūs gaminat, reikia pasižiūrėti. 1 kilo. Gerai, jau užteks. Dar prisiminkit, kad saulės panelės veikia tik tais dieną, kad dabar matom, dabar diena yra, tai šitie saulės panelės daug gamina elektros, o šiaip tais jie gal mažai gamina naktį. Pamiršau padaryti taip, parduoti va čia pasaulyje. Dabar gaminasi. Galima padaryti tokį vieną dalyką, kad iš karto daug prisidavyti, nes kiek matot, dabar labai tauposi. Tai gerai, 101 research point turiu, tai dabar galim copper extracting būtų gerai ir va šitą electric furnace and molding. Gerai, iš energy. Patartima dar yra gauti wind turbiną, čia startui labai geriausias yra. Labai geriausias elektra. Aš dabar, kai rodžiu savo pasaulį, naudoju šitos, nes jie kol kas yra geriausi, tiesiog, kad iš niekur galėtum pastatyti. Taip, čia ko yra. Evolution. Šitą pasimsim iš karto. Gerai. Tada taip, reikia pradėti statyti. Tai aš tik galiu copper ingot daryti. Copper ingot. Normal pinigų daro, tai galim daryti. Kur tas? Čia? Ne, čia liquid dump. Bum ir babum. Man pinigų nebeužtenka. Taip, greit. Jo. Man turėtų užtekti jau. Jo. Все. Gerai. Jis kainuoja 400, jo. Ir tik pradeda daryti. Taip. Va taip. Ja. Taip. O kiek kainuoja? 300 reikia. Gaminkit greičiau tada. Arba kol kas pastatyti, kad rinktų tik copper neiškeptą, o vėliau padaryti, kad keptųsi. Tai va, toksai planas. Jūs čia dirbkit greičiau. Temps. Energy storage čia nereikalingas kol kas. Čia kol kas nieko neturim. Water pumpą galima atsirakinti, nes vėliau tai jis bus žiauriai reikalingas. Tai va. Čia aišku vėliau. Dabar tai šis apsimoka statys kaip farmas, nes tai bus praktiškai niekas, nes išleisim tiesiog į niekur. Ką tu čia darai? Gerai, dabar to čia galim dabar vaduoti. Drivinkiu gerai. Tieps. Gerai. Turim jau atrodos pakankamai pinigų, tai dabar šitą galim pardavinėti. Nebijokit, jis va čia įsisaugoja, tada pinigai nesinaudoja, tai galite laisvai ištyrinėtis. Kur, va. Oi, electric furnace iš pradžių. Blem, taip sakau.
Nu, lygtais gerai. Ir tada pasiemam, spaudžiam ant violetinio ir spaudžiam ant šito. Все. Čia sujungiam. Ir šitam aparatui reikia 2. Nes tada labai lėtai gamins. Tiek nuo šitą į šitą. Susijungiant. Tikiuosi jau. Tada elektrofur... O ne. Reikia ingot molder. Statau į... Not enough cash. Kiek kainuoja? 100 spam. Jo. Laukiam. Ai, dar man tiesa, taigi reikės jiems elektros. Dar viena problema. Jo, startas yra gan sunkus yra. Startas. Bet vėliau bus labai lengva. Jo. 5000. Labai reikia. Bet ką padarysim? Reikia, tai reikia. Gerai, dabar daugiau elektros turės, tai galės daugiau gaminti. Gerai. Tai laukiam, kol dabar pas mane bus 100 spam pinigų. Tai kol čia darysis, galima pažiūrėti, kaip čia sekasi. Parsiduoda. Gerai, tai palauk. Kaip kitas. Anties time tracką reikėjo pastatyti. Nieko. Nesvarbu, kiek čia žaidžiam. Pagal video bus galima šiaip suprasti. Naktis jau darosi. Tai blogai. Žiauriai blogai. Gerai, kol kas jūs elektros dar turit pakankamai. Jūs čia dar užpildyti. Все. Tai gerai. Jo, labai tamsta jau. Žiūrėkit, dabar pradės mažėti energija lyg turėtų. Nes dabar salės nelabai taip ir yra. Ir... gal dar biškį salės ir... Gerai. Einam tada ingot molder. Tada reikia pipes. Ir tada čia eis ingotai. O tada iš ingotų mes padarom... Aš pasimsiu šitą. Kad būtų lengviau sujungti iš karto. Ir va taip žiūrim, susijungia, ne. Tada darom va taip va. Ir, jiems elektros reikia. Laukiam, kol bus 400, nes aš noriu šitą pastatyti. Taigi, laukiam. Aš turiu daug jokių arpių, turiu jau. Gal presą pasimpauk, jeigu pasižiūrėsim copper plate. 32. Tai gal copper plate'us daryti? Kaip čia dar tik tokio levelo eiti man. Kas šiaip per latė? Latė tai yra šiaip kava. Bet tai kaip ją gauti? Čia kažkur, ar ne? Vau, 100 000 ir 2. Tai kažkaip ir nematau aš. Jap, aš šitą labiausiai noriu.
Šitą labiausiai norėsiu. Taip. Tai tada jau tai bus 400. Ir galėsim tada... Kiek ten? O, gerai, idealiai. Ja. Все. Dabar viskas ok veikia. Aukidauki, taip sakant. Va, dabar čia eina metalas ir... O, yes. Sem. Čia tokia paprasta ferma. Čia begineriams ferma. Tai gali kažkas kopijuoti šitą fermą. Tai... for water. Jo. Kodėl automatinė, kur reikia pačiam spaudinėti, kainuoja 200 PM, o kur automatiškai dirba 60. Jo, labai nelogiška. Ai, nu gal, kad jam reikia elektros, vamzdžius visokius, o šitam tik vamzdžių reikia. Tai... Jo. Tai... Gerai. 266 pinigų duosai, labai gerai čia farmas, taip, tai ką čia dabar, tai ką čia man dabar daryti, vat yra klausimas, tai davai presą atsirakinam ir silos and tanks, nes irgi bus reikalingi. Small fluid, fluid reikės. Nu, davai iš karto šitą atsirakinsiu, koks skirtumas, tiek pigiai kainuoja. Energija, nu, gal dar šitą nusipirksiu, nes, nu, vėliau bus reikalingi. Tai ok. Aš man gal einu daugiau resource stationų statyti, nes tegu daugiau RP bus. Gerai. Tai tada reikia kur tie saulės panelės. Ne, kurį pasistatysi. Все. Gerai. Все, prasideda mūsų farmas mėnė. Čia kiek šitas kainuoja 700. Tai. Gerai. Tai gerai, kol kas RP farmą turime normalų begineriams. O šiaip tais. Kodėl mano kompas taip užė ant Robloxo paprasto? Aš šitą dalyką nesuprantu. Tai gal mainai yra. Gali būti. Nu, bet... Rimtai, nes kada lyvinu iš Robloxo, tai kažkodėl tas nurimsta. Logic Assembler. 3 milijonai RP. Čia brangiausias daiktas, kaip suprantu. Ai, ne. Centrifuga. Jo. Ai, čia dar atominės elektrinės yra. Nes jeigu kažkas ten mokosi fiziką, ten kažką su atomika, tai supras su šitą MK2. Tai, ja. Ai, ne. 5 milijonai yra daugiausiai. Arba gal dar kažką daugiau rasiu. O 5 milijonai RP yra daugiausiai. Aš tiek taupysiu. Niekada nesutaupysiu. Taip. Jo, saulė pagaliau. O 500 turiu, tai galima kažko pradėti presą gal. Jo, einu presą statyti aš. Reikia presą. Tieps, tai čia sujungiam, kiek čia jau reikia. O, ne per daug. Jam užtenka? Ai, tai čia jam per gerai.
Tada šitą jungiam. Šitą jungiam į va šitą. Ir tada čia išeina jau copper plaitai. Ir tada tos plaitus mums reikia, aišku, parduoti. Čia. Taip. Ir tada statom va šitaip va. Čia. Copper plaitai eina. Ir iškart brangesnė jų vertė. Tai gerai. Nes va šitas o vienas 32, o čia 26. Ir dar plus, čia jeigu matot XRP, tai kiek padaugina. Tai čia, kad atsakysiu antrą levelą, tada jiems reikės duoti daiktą. Ir kiek kokį daiktą įdėsi, tiek bus multiplier, daugiklis RP. Tai copper plaitai duoda x6, tai pavyzdžiui, gamins iš karto vienas copper plaitas lygų 6 RP. Tai va. Jėzus, kaip tu įsokies. Kaip nenormalus jis čia sukasi. Šitam elektros užtenka, eik, užtenka. Šitam užtenka. Šitam užtenka. Gerai. Tai va, toksai va mini farmas jau yra. Čia vienas iš prašiausių farmų, tai aš nieko čia sunkaus net nėra. Gal tik žmonėms, kurie tik pradėjo žaisti. Čia pasirodys sunku. Davai mūsų olėt palėlį. Nes tai kol kas yra bus geriausias būdas, kaip... Eik, tokia brangiai. Tai palauksiu biškių, kol pinigų gausiu daugiau. Arba, manau, su jumis atsisveikinu. Tai visiems ačiū, kas žiūrėjo. Iki šitos dalies. Tai visiems